Sveiki, mano vardas Erika Pakalnė, esu nutriciologė. Šiandien pakalbėsime apie šiuo metu labai opią problemą – bakteriją Helicobacter pylori. Šis video yra tiems, kas turi problemų su skrandžiu ir virškinimu, kam buvo arba yra diagnozuoti gastritas, erozijos, opos arba net pati bakterija Helicobacter pylori. Tai kasgi yra Helicobacter pylori? Tai bakterija, kuri su mumis gyvena jau tūkstančius metų. Ir archeologai yra radę šios bakterijos genomą dar pas paleolito laikotarpio žmonės. Helicobacter pylori gyvena mūsų skrandyje ir nors dabar yra kalbama vien tik apie jos išnaikinimą, bet šiaip jau tai yra mums reikalinga bakterija ir jie atlieka tam tikras funkcijas mūsų organizme. O būtent ji naikina onkologinės ląsteles skrandyje. Problema atsiranda tuomet, kai dėl nepakankamai rūgščios terpės skrandyje Helicobacter pylori kolonizuojasi, jos tampa per daug ir tada jau atvirkščiai, vietoj to, kad ši bakterija mūsų apsaugotų nuo onkologijos, ji kaip tik ją sukelia. Nes kai Helicobacter pylori kolonizuojasi skrandyje, ji išskiria fermentą ureazę, kuris pažeidžia mūsų skrandžio gleivinę, o kai yra pažeidžiama skrandžio gleivinė, mūsų organizmas išskiria hormoną gastriną, kuris provokuoja druskos rūgšties išsiskyrimą skrandyje. Ir todėl Helicobacter pylori yra asocijuojama su padidintu skrandžio rūgštingumu. To pasekoje atsiranda opos, kurios, jei negydomos, gali išprovokuoti onkologiją. Kokie yra Helicobacter pylori išvešėjimo simptomai? Rėmuo, skausmas ar diskomfortas vidurinėje pilvo dalyje, ypač nevalgius, pilvo pūtimas, apetito stoka, mažakraujystė, pykinimas ar vėmimas, nuovargis, svorio kritimas, blogas burnos kvapas, viduriavimas ir vidurių iškitėjimas pakaitomis, tokie violetiniai spuogai ar bėrimai ant kūno. Tai galimi Helicobacter pylori išvešėjimo požymiai. Tačiau yra būtina įsitikinti tyrimu. Yra įvairūs tyrimai, kurie leidžia nustatyti, ar Helicobacter pylori jau yra išvešėjusi žmogaus organizme. Taip pat tiksliausias metodas yra kvėpavimo ureazės testas, nes, kaip minėjau, ši bakterija išskiria fermentą ureazę. Tada yra dar Helicobacter pylori antigenas išmatose ir kraujo tyrimas. Kraujo tyrimų yra įvairių, tačiau aktyviai infekcijai nustatyti reikėtų rinktis IgA antikūnų kraujyje prieš Helicobacter pylori nustatymą. Savo praktikoje esu mačiusi, kai žmogus pasidaro visus 3 skirtingus tyrimus, tačiau ne visi rodo teigiamą rezultatą, todėl nerekomenduoju remtis tik vieno nustatymo būdu. Taip pat, ar žmogus turi Helicobacter pylori, galima nustatyti gastroskopijos metu, kai yra atliekama skrandžio gleivinės biopsija. Gastroskopija tai čia liaudiškai vadinama žarna. Kodėl apskritai Helicobacter pylori pradeda kolonizuotis? Mes jau esame nufilmavę video apie skrandį, rūgšties simptomus jame ir kad tai iš tikrųjų yra žemo rūgštingumo skrandyje pasekmė. Tiek čia, tiek savo paskaitose aš dažnai kalbu apie tai, kad skrandžio pH turi būti rūgštus, nuo 1,5 iki 2. Tokia rūgšti terpė skrandyje yra natūrali organizmo apsauga nuo visų svetimkūnių, tokie kaip virusai, bakterijos, grybai ir parazitai. Be to, druskos rūgštis yra reikalinga, kad būtų tinkamai suvirškinti baltymai. Skrandžio terpė tampa mažiau rūgšti dėl angliavandenės mitybos, nepilnavertės mitybos, deficitų, streso bei dėl lėtinių ir autoimuninių ligų. Kaip pasekmė, druskos rūgšties skrandyje sumažėja, terpė tampa mažiau rūgšti ir tai yra palankios sąlygos kolonizuotis bakterijai Helicobacter pylori. Taigi, Helicobacter pylori kolonizuotis negali, kai skrandžio terpė yra pakankamai rūgšti, o kai terpė tampa vis labiau šarminė, tai kartu kolonizuojasi ir ši bakterija. Tai išvada yra tokia, kad jūs neužsikrėtėte helikobakteriu, jinai jau pas jūs buvo ir išvešėjo dėl jai palankių sąlygų. Kad skrandis pats savęs nesuvirškintų, mes turime apsaugą. Tai sluoksnis gleivių mucinas, kurios apsaugo skrandžio gleivinę. Helicobacter pylori bakterija naudojasi šią apsaugą, ji išskiria ureazę, kuris skaido šlapaląjį amoniaką bei neutralizuoja skrandžio rūgštį.
taip sumažindama rūgštingumą aplink save. Tai dar labiau mažina skrandžio rūgštingumą, o organizmas bando kompensuoti trūkumą, gamindamas daugiau gastrino, kad šis savo ruožtu skatintų skrandžio rūgšties sintezę. Tai ši bakterija, galima sakyti, pasislepia tose skrandžio gleivėse, įsitvirtina ant skrandžio epitelio. Formuojasi kolonijos, kurios uždengiamos bioplėvėmis ir realiai Helicobacter pylori yra tarsi namelyje ir mūsų imuninė sistema jos tiesiog nemato ir negali jos sunaikinti. Dėl to ją yra sunku išnaikinti net ir antibiotikais. Prasideda užburtas ratas. Mažėja mucino, gleivinės apsauginio sluoksnio, skiriasi vis daugiau skrandžio rūgšties tam, kad būtų neutralizuojamas Helicobacter pylori fone gaminamas amoniakas, auga bakterijos kolonijos. Be mucino gleivinė tampa pažeidžiama ir jai tenka vis daugiau rūgšties. Pradeda skaudėti skrandį, ypač nevalgius, palaipsniui pradeda formuotis opos. Tai tradicinė Helicobacter pylori eradikacijos schema yra 2 rūšių antibiotikai vienu metu – 2 savaitės. Tai nėra 100% garantija, kad Helicobacter pylori bus išnaikinta, nes ji turi labai stiprias apsaugas. Bet net jeigu ji ir bus išnaikinta, tai kartu su ja bus išnaikinta ir visa jūsų žarnyno mikroflora, kas tikrai nėra palanku sveikatai. Ir pabrėžiu, kad jeigu jūs nekeisite savo mitybos ir tiesiog gersite antibiotikus, tai didelė tikimybė, kad Helicobacter pylori tiesiog sugrįš dėl žemo rūgštingumo skrandyje. Pasikartosiu, Helicobacter pylori nėra užkrečiama bakterija. Tai reiškia, kad jeigu ši bakterija buvo diagnozuota vienam šeimos nariui, tai tikrai nėra būtina visai šeimai kartu gerti antibiotikus. Taip, didelė tikimybė, kad dėl panašių mitybos ir gyvenimo būdo įpročių ir to pasekoje dėl nepakankamo rūgštingumo skrandyje ir kiti šeimos nariai gali turėti šią bakteriją. Tačiau gydymas turėtų būti skirtas tik esant Helicobacter pylori simptomams ir identifikavus ją tyrimo būdu. Tai jūs turit matyti diagnozę juodu ant balto ir tik tada galima pradėti gydymą. Jeigu pasirinkote Helicobacter pylori eradikaciją antibiotikais, nuoširdžiai rekomenduoju turėti paramą savo virškinimo traktui antibiotikų gerimo metu. Taip pat yra būtina atstatyti skrandžio gleivinę po Helicobacter pylori padarytos žalos, pradirbti su skrandžio rūgštingumu, kad bakterija nebegrįžtų, bei atstatyti žarnyną po pakankamai ilgo antibiotikų kurso. 2 rūšių antibiotikai 2 savaitės yra didelis krūvis žmogaus organizmui. Ir jeigu jūs nenorite jausti silpnumo, viduriavimo ir kitų simptomų antibiotikų gerimo metu ir po jo, tai čia jau reikėtų kreiptis į kvalifikuotą nutriciologą, kuris gali jums padėti su visu šituo susitvarkyti. Toliau, ar galima gydyti Helicobacter pylori natūraliai? Taip. Jeigu jau yra opos skrandyje arba virškinimo trakto vėžio istorija, tai tada reikėtų rinktis antibiotikus. Visais kitais atvejais galima gydytis ir natūraliai. Natūrali eradikacija atrodytų taip. Yra vartojami skirtingi papildai, kurie yra maksimaliai veiksmingi prieš Helicobacter pylori. Jie yra vartojami vienu metu ir po to rotuojami, kad Helicobacter pylori nespėtų tapti jiems atspari. Eradikacija užtrunka ilgiau, ne 2 savaitės, o 2 mėnesius, tai bus finansiškai brangiau, tačiau nebus žalos žarnyno mikroflorai ir jūsų organizmui. Ir žinoma, į tai įeina mitybos pokyčiai. Nebūtina išradinėti dviračio. Aš visada klientą klausiu, kaip jūs norite eradikuoti Helicobacter? Ar antibiotikais, ar natūraliai? Ir vienu ir kitu atveju aš padėsiu, sprendimą priima klientas pagal savo norą, požiūrį ir galimybės. Yra įvairių natūralių ir veiksmingų priemonių Helicobacterio eradikacijai. Tai pavyzdžiui, mastika, juodgrūdžių aliejus, paudarko, raudonėlio aliejus ir kiti papildai. Šie papildai yra ne tik antibakteriniai, bet ir priešvirusiniai bei priešgrybeliniai ir neturi jokio šalutinio poveikio žarnyno mikroflorai. Tik prašau, nebandykite gydytis patys, nes neteisingai tai darydami, jūs kaip tik galite pripratinti Helicobacter pylori prie papildo ir ji taps atsparesnė. Taip pat ne visi papildai tinka visiems. Yra niuansų, būtina atsižvelgti į žmogaus sveikatą, kokias ligas jis jau turi ir parinkti eradikacijos schemą individualiai. Taigi,
Pagrindinė šio video žinutė yra ta, kad jūsų stipriausias įrankis prieš Helicobacter pylori yra sveika ir pilnavertė mityba. Kas yra pilnavertė mityba? Tai tada, kai kiekvieno valgymo metu jūsų lėkštę sudaro baltymai, sveiki riebalai ir sudėtiniai angliavandeniai. Kol jūs nesutvarkysite mitybos, jūs galite amžinai gydyti Helicobacter pylori. Greitas maistas, saldumynai, bandelės, desertai, makaronai, saldūs gėrimai, čipsai – šie produktai mažins druskos rūgšties išsiskyrimą skrandyje ir leis Helicobacter pylori išvešėti. Toliau, svarbu, kad organizme nebūtų deficitų, nes kitu atveju druskos rūgšties skrandyje bus mažiau, jinai negali išsiskirti pati iš savęs. Kitas svarbus faktorius šiuolaikinio žmogaus gyvenime, kuris mažina druskos rūgšties išsiskyrimą skrandyje – stresas. Jeigu sunkiai tvarkote su stresu, tai gali įtakoti ir jūsų skrandžio pH. Pavyzdžiui, jeigu pastebite, kad dažnai stresuojate, pasidarykite magnio tyrimą. Ir tyrimo atsakymas turėtų būti link viršutinės laboratorijos normos ribos. Tik tada galima teigti, kad magnio deficito organizme nėra. Dėl magnio trūkumo druskos rūgšties išsiskirs mažiau, o dauguma žmonių dėl įtempto gyvenimo būdo ir greito tempo turi magnio deficitą ir apie tai nežino. Mityba yra svarbiausia ir jokie antibiotikai, jokie papildai, kokie švarūs ar ekologiški jie bebūtų, nepadės, jeigu jūsų mityboje ir toliau kasdien bus produktai, kurie mažins druskos rūgšties išsiskyrimą ir sudarys sąlygas išvešėti Helicobacter pylori. Ačiū, kad išklausėte šį video iki pabaigos. Spauskite laiką, prenumeruokite šį kanalą. Tai mums didžiulė motyvacija toliau kurti tokius video. Jeigu norite, galite paremti šį projektą, nuorodą rasite aprašyme apačioje. Iki susitikimo naujose video apie sveikatą ir nutriciologiją. Iki!